Labą diena. Praėjo eilinė Seimo plenarinių posėdžių savaitė. Šį kartą ji buvo trumpesnė. Seimo plenarinis posėdis buvo tik antradienį, ketvirtadienį mes turėjom gegužės 1 ir jo nevyko, todėl turėtų būti mano šita peržvalga Seimo darbo šios plenarinių posėdžių savaitės trumpesnė, tačiau taip ko gero nebus, dėl to, kad įvykių antradienį vyko tikrai nemažai. Ir pirmasis įvykis tai jau apšviesta žiniasklaidoj. Seimo nario Arūno Dudėno patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimas. Seimas balsavo ir atsisakė, nepritarė Seimo nario Arūno Dudėno leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybės klausimui. Ir čia įvyko labai įdomus dalykas. Pamenate, kad koalicijos sutartyje yra aiškiai susitarta, kad įvykus tokiam klausimui Seimo narys, jeigu jis yra koalicijos Seimo narys, turi atsistoti ir pats paprašyti, kad aš sutinku, kad būtų atimta iš manęs Seimo nario neliečiamybė. Primenu, kad net 86 Seimo nariai sudaro koaliciją. Kitaip tariant, jie turi koalicinę daugumą, jiems šiaip sprendimui priimti užtenka 71 nario Seimo ir šiuo atveju taip ir reikėjo, bet opozicija, koalicija savo susitarime įtvirtinusi tokią pareigą Seimo nario turi net 86 Seimo narius, gali net keisti konstituciją. Ir šiuo atveju Seimo pirmininkas teikdamas šį sprendimą balsavimui matė, kad koalicijoje nėra Seimo narių, nėra jų Seimo salėje, labai nemaža dalis buvo išvykusi komandiruotėse, spėkit ar netyčia. Ir žinot, man pasirodė visą tai eilinį kartą kaip Seimo spektaklis, kuriuo norima pasinaudoti vieni viešųjų ryšių tikslais, kiti tam, kad išsaugoti Seimo narį Arūną Dudėną Seime. Ir įdomiausia buvo tai, kad Seimas turėjo balsuoti ir balsuojant turėjo remtis opozicijos balsais tam, kad įgyvendinti koalicinį susitarimą, pagal kurį pats Arūnas Dudėnas turėjo, kaip jau minėjau, pasitraukti ir pasakyti, kad sutinku, kad būtų suvaržyta mano kaip Seimo nario neliečiamybė. Situacija tokia, kad po šito balsavimo, jeigu Seimo narys pats pasako, aš ketinu atsitraukti ir man nereikia neliečiamybės, Seimas nubalsuoja, mes tą esame jau darę, pavyzdžiui, vieno iš liberalų atveju, pakėlėm rankas ir sakom tvarkoj, Seimo narys sąžiningai pripažįsta, prašom patraukti. Arūno Dudėno atveju tai būtų ilgas ir nuobodus spektaklis, kadangi mes balsuotumėm dėl leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tada būtų sudaryta komisija Seime, komisija turėtų svarstyti. Kai komisija apsvarstytų visą šitą klausimą, vėl mes turim balsuoti ir visas Seimas veliasi į didžiulį spektaklį. Tai šiuo atveju spektaklio neįvyko arba spektaklis įvyko toksai gana liūdnas, su tokia net ne melodrama, sakyčiau, o drama. Ir šią dramą pasinaudojo viešųjų ryšių prasme viena iš frakcijų, sakydama, kad matot, mes čia buvo mušo, čia kiti nenubalsavo, nors iš tiesų visi absoliučiai koalicijos daugumos Seime žinojo, kad trūksta akivaizdžiai daug Seimo narių iš koalicijos tam, kad būtų tas balsavimas įvykęs pozityvus. Ir aš tokiuose spektakliuose nenoriu dalyvauti, kaip nedalyvavau ir sankcijų atveju. Pamenat, apie tai daug kalbėjau, taip nedalyvavau ir šitame, ir šiuo atveju. Ir priežastis yra labai aiški - parodyti veidmainystę koalicijos veikimo, koalicijos susitarimo realaus neveikimo ir pažiūrėti, kas iš to įvyks. Jeigu koalicinė sutartis yra pažeidžiama taip akivaizdžiai, tai turbūt turėtų tie, kurie labai mušasi į krūtinę ir yra sąžiningi, atsitraukti iš koalicijos ir sakyti, mes neketinam toliau būti šitoj koalicijai. Bet kol kas nieko taip nevyksta, toliau viešiesiam ryšiam panaudotas va šitas klausimas, įgyta viešųjų balsų prieš visuomenę, tokių pozityvių balsų, ir realiai koalicija vyks toliau, čia turbūt pasišpilkuos truputėlį, bet darbas vyks toliau.
Tai toks Seimo spektaklis ir toks nesažiningumas, na jau ne pirmam balsavime vyksta ir jūs jį galėjote stebėti šį antradienį, praėjusį antradienį. Antra, kas įdomaus vyko ne pačiam Seime, bet komitetuose, tai yra KGB iš tų bendradarbių išviešinimo klausimas. Labai liūdna, kad komitetas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, svarstė KGB bendradarbių išviešinimo klausimą ir svarstė eilę visų pataisų. Ten buvo pataisos pateiktos ir Sinicos, ir Anušausko, ir Žemaitaičio, ir kitų Seimo narių, visa eilė, ir nei vienam dalykui nepritarta. Ir realiai, ką mes turėsim, kad vėlgi komitetas negalvoja, kad reikia išviešinti visų KGB bendradarbių. Ir įdomiausia, beje, aš jau minėjau apie tai, kad Žemaitaitis buvo pateikęs išviešinti esamus politikus ir esamus valstybės tarnautojus. Buvo pateiktos pataisos, kurios norėjo išplėsti šitą siūlymą, tai yra išplėsti iki to, kad ir aš visiškai tam pritariu, kad paviešint arba visus, arba bent jau esamus ir buvusius politikus, esamus ir buvusius valstybės tarnautojus ir jų šeimos narius, tačiau, na, komitetas atrodo turi kitą nuomonę ir mes KGB bendradarbių išviešintų galim ir nepamatyti net ir šitame Seime ir nesužinoti tų pavardžių. Dar kas buvo įdomaus komitetuose, tai Teisės teisėtvarkos mano komitete buvo svarstomas baudžiamojo kodekso pakeitimas, kuriame buvo griežtinamos sankcijos už griežtinamos atsakomybė ir gal sutikstinama kai kurios dispozicinės normos dėl sankcijų pažeidimo. Bet įdomiausia, kas ten įvyko, šitas baudžiamojo kodekso straipsnis turėjo būti tikslinamas dėl to, kad yra atitinkamos ES direktyvos, kurios nustato labai aiškias dispozicijas, už ką ir kada asmuo turi atsakyti, ir aiškiai pasako, kad asmuo atsako už tyčinės veikas. Pas musgi baudžiamajam kodekse nori nustatyti, ir jau yra pateiktas įstatymas, ir mes jau jį, kaip matot, svarstom Teisės ir teisėtvarkos komitete, pateikti jį ir praplėsti atsakomybę ir už neatsargią veiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pavyzdžiui, imkim pavyzdį, atsimenat, buvo tokia įmonė garsi Teltonika ir čia prieš kokius metus buvo rasta Rusijoje prekyboje jos prekių. Tai nenoriu nieko pasakyti, bet užtektų rasti prekes Rusijoje ar Baltarusijoje, pardavinėjamas, na pavyzdžiui, kaip buvo Teltonikos atveju, ir galima pradėti prieš tokią įmonę jau ne tik baudžiamąjį persekiojimą, bet ir kriminalinę žvalgybą. Nes, na, jeigu prekės yra Rusijoje, tai galima įtarti, kad yra neatsargi veika, kažkaip jos ten pateko, žinant Teltoniką ar nežinant nesvarbu, bet kriminalinę žvalgybą galima jau pradėti. Ir suformuluotas dabartinis pakeitimas būtent taip ir yra. Ir man atrodo, mes toliau einam į tą persekiojimo ir sekimo valstybę, persekiojant ir verslininkus. Na, jau čia jau įprasta yra, nesikiškite į politiką, nes jeigu įsikišit, tai galite gauti ir kriminalinės žvalgybos priežiūrą ir veiksmus. Ta sakiau komitete, tą sakysiu ir Seimo posėdžių plenariniai salėje, bet žinot, sankcijų klausimas yra toksai, kad jeigu tik užsiminė apie juos, tai iš karto tampi arba gauni tiek etikečių ir dėl to Seimo nariai labai bijo net apie jas kalbėti. Bet manau, kad reikia neleisti, jau aš seniai kalbu apie kriminalinės žvalgybos veiksmus, jie turi būti nukreipti prieš organizuotą nusikalstamumą ir tai yra neliečiama ir labai aišku. Tačiau kai mes išplečiame kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumą iki tokių, kur net už neatsargius nusikaltimus galima pradėti kriminalinę žvalgybą, tuomet akivaizdu, kad mes einame ne kur kitur, o į policinę valstybę ir į kontroliuojamą valstybę. Jeigu toks verslininkas, pavyzdžiui, paremia netinkamą politiką arba netinkamą partiją, jau galima iš karto įtarti, kad jam gali paaiškėti ir kriminalinės žvalgybos veiksmai. Na, o pereinu dabar prie pačių posėdžių, kas ten tokio, kas posėdžiaujant antradienį vyko. Tai
turbūt keli tokie buvo svarbus klausimai. Tai pirmas buvo atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimas ir buvo pateikimas įvykdytas. Čia kalba eina apie labiausiai turbūt, kodėl šitas įstatymas strigo pateikimo metu. Tai buvo apie vėjo jėgainės, tas jūrų parką visą tą vadinamai. Ir čia klausimas bandoma skaidrinti, kad konkurse turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 dalyviai, to jūrų parko, toliau atnaujinti konkurso procedūras ir visa kita. Kadangi įstatymas yra sudėtingas, tai galėsiu prie jo grįžti, kai bus prieš svarstymai, dabar tik buvo pateikimas, Seimas pateikimui pritarė, mano įsitikinimu bent pradinėme etape tikrai vertėjo pritarti, kad būtų daugiau skaidrumo tai, kas vyksta energetikoje, nes žinia, kad energetika nėra ypatingai skaidri sritis ir ten pradedant nuo igničio to liaudiškai tariant, dalinio privatizavimo iki kitų sprendimų klausimų yra be galo daug. Tai čia bandymas yra skaidrinti, ar iš tiesų svarstymo stadijoje ir pasiliks toksai skaidrinantis įstatymas, ar vis tik tai vėl besvarstant bus tiek jisai nuglūdintas, kad to neliks, pamatysim vėliau, prie to dar aš sugrįšiu. Seimas atsisakė svarstyti ir buvo išbraukta iš darbotvarkės konvencija dėl priešpėstinių minų naudojimo. Kažkodėl tai buvo nesvarstyta, turbūt antradienį buvo dar išsigąsta ir kažkas nesuderinta, kai prieisim prie to klausimo, vėl pas jūs grįšiu. Kas buvo dar įdomaus, tai tokie įdomus, nors ir nedidelis smulkus pakeitimas, bet galbūt reikšmingas, siekiama administracinę atsakomybę numatyti už patalpų suteikimą narkotinių ir psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą ar pardavinėjimą. Taip ten buvo pavadinta taip liaudiškai lindynės, nes iki tol tokia atsakomybė nebuvo, buvo tik ištvirkavimai, lošimai, ten alkoholinių gėrimų vartojimas ir panašiai. Tai tokiam įstatymų projektui Seimas pritarė. Labai ramiai praėjo ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimas, bet pasižiūrėjus, kas jame yra, tai grįžta duslintuvai. Tyliai, bandant apibendrinti, kad viską tai yra valstybės gynyboje ir visiems kitiem dalykam. Ir aišku, kai tik tai gynyba, vėlgi negali nieko kalbėti Seimo posėdžių salėje, nes vėlgi gausi etiketę, bet kalbėjau ir kalbėsiu, ypatingai per svarstymą ir per priėmimą patį, tai skinasi kelią duslintuvai. Duslintuvai keista, kiek jie yra susijęs su karu ar galimu, arba su mūsų gynyba, turbūt minimaliausiai. Realiai skiriasi kelią dėl jų galimybės naudoti tiek sportinį veikloj, tai būtų dar nieko tokio, bet turbūt pagrindinis čia yra medžioklė. Ir kad tikslas iš tiesų yra medžiokliai leisti naudoti duslintuvus, pasako ir pats aiškinamasis aktas, aiškinamasis raštas. Pacituosiu sakinį, tai, kas sako ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų aiškinamasis raštas. Be to svarbu tai, kad šūviai gali trikdyti vietos gyventojus, poilsiautojus, todėl pasitelkiant duslintuvus mažiau būtų trikdomi asmenys užsiimantis tokiamis veiklomis kaip uogavimas, grybavimas ir rekreaciniai žygiai. Tai čia su karu arba su gynyba absoliučiai nesisieja, akivaizdu, kad siejasi su vieninteliu tikslu, tai yra medžioklė. Ir eina kaip sviestų patepta visi už tai, kad duslintuvai būtų panaikinti, būtų išimti iš A klasės kategorijos ginklų ir pereitų į daug mažiau saugotinas kategorijas, jos būtų žymiai lengviau įsigyti ir naudoti medžiokliai. Taip pat, kas buvo nauja, tai yra buvo priimtas svarstytas civilinio turto konfiskavimo įstatymas ir jame praplėsta civilinio turto konfiskavimo forma, buvo praplėsta teisės kriminalinės žvalgybos ir buvo praplėstos teisės ir prokuratūros ir kitų subjektų.
ir turbūt taip pat buvo praplėsta ir nusikaltimų ratas, tai yra baudžiamo kodekso straipsniai, už kuriuos būtų galima konfiskuoti civilinį asmens turtą. Primenu, kas yra civilinio turto konfiskavimas, kas dar nežino. Civilinio turto konfiskavimas reiškia, kad prieš asmenį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas už baudžiamąjį nusikaltimą, asmuo pripažintas, nesurenkama papildomų įrodymų, nutraukiamas ikiteisminis tyrimas, asmuo nekaltas ir tai yra pagrindas pradėti konfiskuoti, pradėti klausimą dėl jo turto konfiskavimo, klausiant, ar atitinka jo turimas turtas jo pajamoms. Įdomiausia yra tai, kad įstatymas turi retrospektyvinę galią ir galima visą tai daryti už 10 metų atgal ir pareikalauti asmens, kad jis įrodytų 10 metų buvusias jo pajamas. Gerai, pavyzdžiui, mano atveju aš nuolat vykdžiau deklaracijas, teikiau ir deklaravau, bet tie, kurie nedeklaravo, iš tiesų tai gali būti sudėtinga padaryti. Ir Lietuvos aukščiausias teismas, atsižvelgdamas į šitą ir daugelį kitų argumentų, taip pat ir Europos žmogaus teisių konvenciją, išanalizavęs visus jos sprendimus, Europos žmogaus teisių teismo sprendimus turiu minty, pasakė, kad reguliavimas, kuris yra civilinio turto konfiskavimo įstatyme, yra neteisėtas ir ydingas. Ir toks reguliavimas akivaizdžiai įgalina žmonių persekiojimą, perkelia įrodinėjimo naštą netinkamai ir taip toliau ir taip toliau. Ir kas įdomiausia yra, mes svarstėme Teisėtvarkos komitete, tai svarstėme nei prokuratūrą, nei specialiųjų tyrimų taryba, nei jokia kita institucija apie šį Lietuvos aukščiausio teismo kovo mėnesio nutarimą net neužsiminė. Ir tik vėliau, kai įstatymo projektas šitas buvo perduotas priėmimui, kai gali jį tik priimti arba tik atmesti, staiga Seimas gauna pranešimą iš generalinės prokurorės apie tai, kad dėmesio buvo tokia nutartis, Lietuvos aukščiausio teismo nutartis, kuri labai keistai išaiškino civilinio turto konfiskavimo įstatymą ir realiai pasakė, kad jis netitinka esminių baudžiamosios teisės principų. Kalbėjau apie tai Seime praeitą kartą, šį kartą net nestojau kalbėti, nes mačiau, kad beprasmiška. Seimas pakėlė rankas ir nubalsavo, nepaisant to, kad Lietuvos aukščiausias teismas aiškiai sako, kad toks civilinio turto konfiskavimo įstatymas yra ydingas ir pažeidžia pagrindinius baudžiamojo kodekso principus ir jis turėtų būti reguliuojamas kitaip. Seimas kaip neklausė, taip neklauso, elgėsi vienodai, čia labai įdomiai elgėsi ir ponia Širinskienė ten Seimo salėje pradėjo net visai išraudus ir piktintis, kodėl mes abejojam civilinio turto konfiskavimo įstatymu, kai tuo metu Lietuvos aukščiausias teismas aiškiai ir nedviprasmiškai sako, kad jį reikia tikslinti. Gaila, kad persekiojančios institucijos, prokuratūra turiu minti visų pirma, neatskleidžia Seimo nariam svarstant tokį įstatymą, kad yra tokia Lietuvos aukščiausio teismo nutartis ir apie ją pradeda kalbėti tik tuomet, kai jau realiai šaukštai po pietų ir svarstymas Seime yra baigtas. Taigi Seimas patvirtino šitą turto konfiskavimo įstatymą, kaip jis veiks dar neaišku, beveik tikras esu, kad netrukus turėsim ir konstitucinio teismo bylą, būtent susijusią su tuo, nes šitas įstatymas panašu, kad negali toks veikti, nes jis prieštarauja esminiam teisės principam. Kas dar buvo įdomaus, teisininkam atkreipiu dėmesį, visuomeniai galbūt ilgai apie tai nekalbėsiu, keista civilinio proceso kodeksas, daug ten normų keičiamos, iš esmės keičiami išieškojimo teisiniai santykiai, teisingumo ministro pateikimas buvo, ateis į Teisėtvarkos komitetą, tada mes gilinsimės, bet iš esmės norima kai kuriuos vykdymo proceso, vykdomosius dokumentus ir taip toliau, tai ką daro antstoliai paprastai, visas šitas susijusias nuostatas tikslinti ir ten tikrai yra ką tikslinti. Antras reikšmingas įstatymų pakeitimo projektas, ir tai buvo du, kaip minėjau jų, tai vienas apie atsinaujinančią energetiką, žalią energetiką ir antras centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir su juo susijusio visų eilės projektų pateikimas. Kas yra daroma?
Ir va čia atkreipiu dėmesį visų, čia buvo tik pateikimas, kai svarstys, labai prašau visų atkreipti dėmesį ir ieškoti žiniasklaidą arba reikalauti, kad žiniasklaida apie tai rašytų, jeigu ne, atskleisiu aš, kas ten vyksta. Norima pertvarkyti valstybės įmonę Turto banką, iki šiol buvo VI Turto bankas, į akcinę bendrovę Turto banką. Žinot, kad akcinė bendrovė Turto bankas, ją atskyrus nuo kaip valstybinė įmonė, yra daug pliusų, bet yra ir daug rizikų. Pliusas yra tas, kad valdyti tokią įmonę bus, na ir net ir sako tarptautinės institucijos, kad yra lengviau ir skaidriau valdyti per akcinę bendrovę. Akcinė bendrovė turi ir valdymo organus, turi ir priežiūros organus tinkamus, valstybės įmonė neretai jinai yra per daug susijusi su valstybė ir daro valstybė įtaką. Tačiau, kadangi šiuo pakeitimu norima optimizuoti turto perdavimo procesus, norima optimizuoti ir visus kitus procesus, kuriuos atlieka turto valstybės įmonė Turto bankas, bus akcinė bendrovė Turto bankas, o aš noriu perspėti ir atkreipti dėmesį, kad iki šiol Turto bankas vykdo pardavimus per aukcionus, jisai nuomoja valstybės turtą, jisai privatizuoja įmonių akcijas ir todėl bet koks jis taip pat galės veikti ir kaip patikėjimo teisėmis, valdys turtą patikėjimo teisėmis, kaip akcinė bendrovė, ir su tuo susijusių rizikų čia yra daug, kad per akcinę bendrovę Turto banką gali būti lengviau tiek privatizuoti valstybės, valdomą turtą neskaidriai, tiek gali atsirasti kitų niuansų, turiu minty ir akcijų, pavyzdžiui, privatizavimą, kuris galėtų būti labiau atsietas nuo valstybės ir sakant, kad, žinot, čia akcinė bendrovė Turto bankas tai atliko, o ne valstybei aiškiai priklausanti valstybės įmonė Turto bankas. Be to ir pačią akcinė bendrovė Turto banką galima bandyti privatizuoti ateityje, nes tai yra akcinė bendrovė. Ar tokių tikslų nėra, nežinau, bet tai būtų tikrai didžiulis projektas, nes Turto bankas valdo praktiškai visą valstybės turtą. Tai stebėti, kas čia vyksta ir kokiais tikslais būtinai reikės sekančiose stadijose. Tai štai tiek buvo tų pagrindinių įstatymų ir jų projektų. Šalia to antradienio pusdienis, tai yra po pietų, buvo skirta liberalų frakcijos opozicijos darbotvarkei, ją pristatė liberalų frakcija. Buvo keli visai neblogi projektai ir iš tokių galėčiau paminėti civilinio kodekso pakeitimo projektas, pagal kurį be išankstinio teismo leidimo tėvai ar globėjai rūpintojai, dabar įtraukiami ir globėjai rūpintojai, kurie turėtų gauti išankstinį teismo leidimą perleisti, keisti nepilnamečių vaikų turtą ar kitaip padėti nepilnamečiams valdyti jų turtą. Bet labai daug buvo ir labai įdomių ir keistų projektų. Na, tarkim, pritarta buvo pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui, kai jeigu iki šiol tai buvo galima daryti šeimoms, tai šitas pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas leidžia vienišoms mamoms irgi atidaro teisę į pagalbinį apvaisinimą. Ir čia didžiulis klausimas, ir kelia klausimą daug žmogaus teisių gynėjų ir ypatingai krikščioniškos pakraipos, kurie klausia, ar šitas projektas neatidaro kelio tiems asmenims, kurie ketina nesukurti šeimos, nesukurti arba negyventi kartu vyras ir moteris, bet greičiau atidaro galimybę pagalbinį apvaisinimą naudoti LGBTQ bendruomeniai. Taip pat buvo priimtas įstatymas, nepriimtas įstatymas, bet buvo siūlomas, pavyzdžiui, net ir tokį keistą klausimus keliantis nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo, įsivaizduokit, šiuo metu yra svarstomas nekilnojamo turto visuotinio įvedimas, apmokestinimas visų nekilnojamo
turto objektų nuo tam tikros vertės ir tuo pačiu metu pateikiamas nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projektas, kuris leidžia dvarams ir dvareliams netaikyti nekilnojamo turto mokesčiams. Na, aš taip su tokia šypsena kalbu dvariams ir dvareliams, tai yra istorinės, tie objektams, kurie įtraukti ten į istorinę ir kitokią atmintį, tai turima minty būtent dvarai, kurių Lietuvoje yra daug, ir norima juos atleisti nuo nekilnojamo turto mokesčio. Tai, žinot, kai lygiagrečiai eina pasiūlymas visus apmokestinti nekilnojamą turtą ir šalia to siūloma dvarams netaikyti mokesčio, tai, žinot, man tai primena toks baudžiavos tos geruosius kabutėse laikus, kai yra dvarponiai, kurie nemoka mokesčių, ir baudžiauninkai, kurie turi mokėti mokestį vos ne nuo pirmojo gauto pinigo. Tai arba uždirbto turto. Tai štai toks įspūdis buvo. Laimiai šitam projektui nebuvo pritarta. Aš kalbėjau Seimo posėdžių salėje būtent taip, sakau, jūs čia feodalizmą norit grąžinti ar baudžiavą, nes būtent taip atrodo toks pakeitimas. Ir laimė jam nebuvo pritarta po mano pastabų. Na, o ką dar mes darėme Seime, tai visai apibendrinant ir visai pabaigai noriu pasakyti, kad nuolat, mano supratimu, per visą antradienį mes turėjom 2 rimtus svarstymus, visa kita tai buvo tokie paviršutiniai ir arba tokie labai taškiniai įstatymų pakeitimai, neturintys jokios didžiosios reikšmės. Ir įdomiausia, kad svarstant būtent tuos 2 pagrindinius, didelių diskusijų nebūna, viskas eina patepta kaip per sviestą, o vat prie tokių projektų, kurie kelia kitą kartą net ir šypseną ar kelia tokią akivaizdžią abejonę, kad tai yra ne kas kito, kaip tik tai spektaklis Seime, viešųjų ryšių akcija. Seimas sugaišta labai daug. Pavyzdžiui, tą patį antradienį mes 3 kartus svarstėme atmintinų dienų įstatymą. 3 pasiūlymus svarstėt. Galite įsivaizduoti, ką įtraukti į atmintinas dienas, ką išbraukti ir ką vėl neįtraukti. Tai aš jau tuoj galėsiu turbūt konstatuoti, kad atmintinų dienų įstatymas yra pagrindinis Seimo rūpestis, nes jį svarstome kone kiekvieną savaitę ir kiekvieno doro Seimo nario pareiga yra pateikti pakeitimą atmintinų dienų įstatymą ir pasiūlyti kažkokią tai dieną, kad ji būtų tikrai atmintina. Su tokia gera nuotaika linkiu gražaus savaitgalio. Na, o kitą savaitę jau turėtumėm pradėti svarstyti ir visą mokestinį paketą įstatymų. Apie juos atskirai kalbėsiu, daug kalbėsiu, nes manau, kad šitas paketas, jeigu jis būtų toks priimtas, jisai ne tik pažeistų mūsų visų teisę į būstą, kiekvieno mūsų teisę savo uždirbtas pajamas po mokesčių naudoti taip, kaip mes turime, taip, kaip mes norime, bet taip pat ir, mano supratimu, sustabdytų Lietuvos ekonomiką, kuri pakankamai neblogai laikosi, verslai pakankamai palyginti neblogai laikosi visoje Europoje, lyginant su tuo, kas vyksta Vokietijoje ir kitose ES valstybėse, net ir tokioje Estijoje. Estai padarė mokesčių reformą ir po tokios mokesčių reformos turėjome įdomiausią ir keiščiausią sprendimą, tai yra pasiekmes, kurios buvo tokios, kad Estijos ekonomika ne tai, kad sustojo, bet krito. Mano įsitikinimu, po tokios mokesčių reformos, kuri yra siūloma, ne tik bus kris ar sustos Lietuvos ekonomika, bet mano įsitikinimu mes sustabdysim ir bet kokias investicijas į Lietuvą. Tai tiek, ačiū Jums, gražaus savaitgalio ir iki kitų susitikimų.